Helmutas Lotužis 1955 metais Kisiniai. Ir gimtinė, ir... O kur įžegnojo kelintas? Įžegnojo Vanaguose 1967 metais rugpjūčio 13. Pirma, kad giliai tikintis. Galėčiau pasakyti, giliai tikintis. Ne šiaip savo, kad tikintis, bet giliai tikintis. Ir tą per savo gyvenimą, per savo darbą galbūt, kad žmonės įvertino, tai jis rodė savo gyvenimu tiesiog. Jis buvo vertinamas žmonių. Šiaip žmogus nuoširdus. Dūšio žmogus. Dūšio žmogus buvo. Sielo žmogus, taip galima sakyti. Bent kiek aš jį pažinojau. Ar yra įsipasakojęs apie savo gyvenimą jau? Mažai, taip kažkaip buvo, mažai. Nedaug, nedaug. Tik žinojom, mane, sakykime, iš aplinkinių. Pats ypatingai nebuvo, nesakyčiau, kad jis buvo labai atviras. Jis labai neatviravo. Bent jau, kiek man teko pažinti. Tikrai negaliu sakyti, kad jau taip labai atviravo ar ką nors, bet... Ar Roga yra buvę atvejai, kada tekdavo pasikalbėti taip su tokiam sunkesnėm temom, arba kai jums reikėdavo kokį sprendimą daryti, ar klausdavot jo patarimų? Nepamenu tokių epizodų. Iš savo asmeninių? Jo. Pavyzdžiui, nesakykime, žmona iš katalikų yra. Jūsų? Jo. O. Žmona yra iš katalikų. Ir kada nesakykime, santuokai, kaip mes sprendėme tą dalyką, jisai tokį sprendimą priėmė. Jokio negali būti atsisakymą. Prigimtinės tos religijos, tegu jinai pasilieka, kas yra, sutuoksiu viską, bet, žodžiu, jeigu jinai įsilies į tą bendruomenę evangelikų, tai gerai, sako, o jeigu, pavyzdžiui, tektų ar išsiskirt, ar ką nors, visai gyvenimai būna, sako, ir žmogus vieną kartą padaręs, nesakim, tokį, kaip jau, vieną kartą priesaiką davęs, ir kitą kartą vėl grįžti yra, ir čia ir pavyzdys mūsų kaiminystėje buvo, nesakim, irgi lygiai taip pat. Tai žodžiu, kad tokio dalyko nebūtų, ar ką nors, jie pasiliko savo, bet jis sutuokė, vaikai krikštyti irgi yra šitą Vanaguose. Ir žodžiu. Tai jūsų žmona oficialiai neperėjo iš... Ne. Nieko, jokio nebuvo tokio. Bet vaikus evangeliškai krikštyti. Taip, jau be abejo, jeigu santuoka buvo, nesakykime, evangelikų bažnyčioje, tai kaip tada? O be to ir jinai pamažu, taip sakykime, prijuko paskui Taip, ir dabar, kai ne tiek mūsų buvo, nesakymtas lankymas ar ką nors, aš visą laiką taip, irgi taip kažkur, kai dirbai pamaininį tą darbą, pamaininis darbas, vieną kartą per mėnesį turi sekmadienį, laisvą. Tai, ar tu begali kitą kartą nuvažiuoti, ar tu ir fiziškai kitą kartą nepajėgi, ir kitą kartą, ir tą sekmadienį nėra pamaldų būna, juk ir taip. Ir tu, sakydavau, aš niekada nesu pavyzdingas, jeigu būčiau. Aš negaliu būti pavyzdingu tol, kol aš dirbu. Bet įvyko taip, kaip įvyko, nesakykime. Dabar jau, truputėlį jau sustiprėjo, viskas po to insultavo ir teko iš pagrindinio darbo išeiti ir viskas jau, bet pamažu mes atsistatysime ir aš manau, kad pasitaisysime. O Helmutai, gal prisimenė Roga, sakydavo, kad jis chore dainuodavo, eidavo dainuoti ir grodavo kažką, ar su pučiamaisiais grojo, ar tik tai su... Aš nežinau, su pučiamaisiais, aš jo neprisimenu. Bent jis dar Vanaguose organizavo choriuką, bet taip sunkiai ėjosi tada ir dar prisimenu tą giesmę, kaip jis mokė, eikim prie gelbėtojų skubiai iš Evangelijos giesmių čia. Buvo tokia giesmelė, pirmoji, kur jis mokė tenais. Tai va, o šiaip...
Ne, su pučiamaisiais aš nepamenu, kai jis būtų grojęs. O taip jis gėduotė, nesakykime, ir man atrodo, turbūt ir jaunystėje tenais, kur jie, nesakykime, tie surinkimai buvo jų krašte, jis visą laiką jau jie. O su gitara? Negaliu pasakyti, negaliu šito. Bent jau nemačiau. Ir kaip kunigai turbūt nepritiko. Nu taip. Gėduoti gėduodavo. Tais laikais taip, jo. Tais laikais, nesakym, žmonės būtų, nesakym, visi suprantam, kokio buvo, kokio amžiaus žmonės vis dėlto pagyvenę ir, ne dabar, pavyzdžiui, ir mano, nesakym, šiandien bažnyčioje, nesakym, toks, tas laisvesnis, laisvesnė laikysena yra. O juk tada, kai augo mane į bažnyčią, ar jeigu vaiką nusived bent kiek jau sujudėję ar ką nors, gavai niuksiai pašuonė ir viskas, ir sėdi taip, va. Vis tiek jau senesnių žmonių tas požiūris buvo, tas santūrumas toj bažnyčioje ir viskas. Ne, turbūt, kad ne. Gal jis taip, nesakym, namuose vienas ar ką nors. Tikrai, aš manau. Rūkuose taip. Jo, aš manau. Jaunystėje taip ir mes radom liudijimų. Taip. Kad gitara groja. Jis buvo toks, kaip čia sakom, ekumeniškas žmogus. Jam nebuvo taip, kad čia yra vien tavo tikėjimas ir viskas. Aš manau, kad jis su visų konfesijų sutardavo neblogai. Aš manau, kad taip. Bet galbūt iš baptistų buvo ne žmonių ir tų baptistų tada pradžioje, nesakim, juk ten buvo nedaug jų te buvo. Juk tai buvo daugiau tokie giliau tikinti žmonės. Giliau tikins. Ir Anyta Jaugienė, nesakim, iš Klaipėdos aš turiu. Liucija Šermokaitė, dabar Lotijoną, ten, nesakykim, Vokietijoje. Ir daug čia kitų buvo tokių žmonių, kurie iš evangelikų liuteronų buvo. Bet jie tenais buvo prisiglaudę ir labiau galbūt, labiau tikėjimo daugiau buvo, kažkiek. Aš taip bent manyčiau. O Ernstas buvo, kad tai buvo tikėjimo žmogus ir jam buvo svarbu tikinti žmonės. Helmutai, ar galėtumėt pasakyti, niekaip mes negalime išsiaiškinti, kokį patiekalą labiausiai Roga mėgdavo. Gal jam kopūstai patiko, ar ką jis rinkdavo, jeigu siūlyti kiaulieną su ar kopūstų sriubos, ar burokėlių sriubos, ką jis rinkdavo. Kai mane žmona klausia, tai aš visą laiką kankinuosi, ko labiau noriu, kopūstienės ar burokėlių sriubos. Šiaip nežinau, bet čia, kai jisai būdavo ar ką nors, šiaip jau ne visada ir klausia, nesakim, ką turi tą ir padarai ir viskas. Bet man turbūt ne vieną kartą, vieną kartą tiksliai, bet man atrodo, kad ne vieną kartą. Jis sakydavo šutynį mano. Šutinės, kas tai yra? Tai yra bulvės, kopūstai ir biški mėsikės. Patroškinta tokia. Jeigu jau virsa, tai man šutinikis išvirkėt. Šutinikis, tai sakydavo? Jo. O, pirmas patiekalas. Jo. Ta prisimenu, o šiaip žmogus tikrai nebuvo. Ta aš prisimenu, kai jis yra paprašęs. Jis išvažiavo po to žmonės, nesakim, čia pas jo neįkėni, vis dėlto supraskime, nes tam žmogui nebuvo, tie keliukai čia irgi tokie aplinkui, jeigu važiuoti, o čia tiesiai ne visur gali, ne ir pėsčiom paeiti. Žmogus pabardavo, ir kai jis parvažiuoja, gal mama ar umma buvo klausus jo. Turbūt, kad umma klaus. Ernstu, ką tau padaryti, pavalgyti. Šutinikis išvirkit, jeigu. Čerkelės negerdavo jis? Ne. Turbūt, nežinau, negaliu, bet netikiu. Jis buvo kategoriškai jau prieš tokius dalykus. Ne, kad ir kas bebūtų, ne.